Sveiki atvykę į mano virtuvę. Šiandien svečiuose turiu naują svečią. Lina yra C&D ir L'Occitano vadovė. Ir šiandien mes gaminsim kelis įdomius patiekalus. Tai Lina, ačiū tau, kad atvykai. Ir gal pasakyk, ką mes gaminsim. Labas visiems. Tai ačiū Aiste, kad pakvietei. Ir gaminsim tai šiandien tokius įprastus man patiekalus, ką aš gaminu dažnai namuose. Tai pirmiausia gaminsim varškėčius, kurie yra be glitimo, be cukraus. Taigi mūsų receptui varškėčiams šiandien reikės varškės, aš naudoju varškę be laktozės, ryžių miltų, kad būtų varškėčiai be glitimo. Tada vietoj cukraus naudosim ksilitolį, kiaušiniai, natūralus jogurtas ir vanilinis cukrus bei kepimo milteliai. Ir uogos papuošti. Nu ką, pradėkim? Noriu tavęs paklausti, žinau, kad nevartoji cukraus, nevartoji glitimo. Gal gali pasidalinti istoriją, kodėl? Atslypi už to visą kažkokią istoriją ir ar gali kažko pasidalinti? Tai man atrodo, čia tokie sprendimai, kur lengvai jie savaime nepasidaro. Tai turi būti rimtų priežasčių, kad atsisakytum kažko, ko mėgsti arba esi įpratęs. Tai glitimo mes atsisakėm, kai nustatėm sūnui alergiją. Tai buvo toksai išmušantis iš vėžių pokytis, dėl to, kad labai sunku gaminti be miltų, ar ne, ir valgyti viską be glitimo. Labai smagu, kad dabar yra pasirinkimo daug parduotuvėse, kad gali lengvai rasti alternatyvų. Bet aš atsimenu pirmą mėnesį, kai mano sūnui buvo 2,5, man atrodo, metų ir bandai ten kažką pagaminti ir tau nieko nesigauna. Tiesiog nelimpa dalykai virtuviai. Tai buvo sunku, bet dabar jau, kai mes įpratom prie šitos dietos tokios, tai viskas tikrai labai sklandžiai, atradau savo receptus, net pasidalinau kai kuo su darželiu, kartu mes bendradarbiaudami pasidarėm meniu. Tai žodžiu, tai gyvenam be glitimo ir man jo visiškai netrūksta. Ir nepasigendu aš kažkokiu tai dalykų, prie ko buvau pripratus. Dėl to, kad per porą metų pasikeitė mano įpročiai ir šeima priprato ir būna kartais ten vaikams silpnybės akimirkų, kai nors bandelės pavostyti parduotuvėj, bet susitvarkom. Nes mano sekantis klausimas turėjo būti, ar tau netrūksta kažkokių receptų ir ar tau netrūksta kažkokių patiekalų pačiai asmeniškai, ar ne? Bet sakai, kad prisitaikėt ir... Gal man padėjo dar tai, kad aš viena iš šeimos atsisakiau cukraus ir tada gaunasi, kad daugybė desertų, kepinių tiesiog išvengi ir gaunasi, jeigu ir be cukraus, ir be glitimo, tai tu net nežiūri į tą pusę, ieškai ko pakeisti. Taip. Kam sunkiausia iš jūsų šeimos galbūt atsisakyti, ar ne? Ar turi tokį atsakymą, ar buvo visiems pakankamai sklandžiai? Tai aišku, vaikams sunkiau. Gal sūnus jau dabar vyresnis, tai jisai tiesiog supranta, kokios pasekmės yra, jeigu tu vartoji tai, kam esi alergiškas ir jau pats pasirenka. Jeigu labai nori, paragauja, žino, kad daug negali valgyti, nes žino, kas bus. Ir taip mes taip kažkaip tai labai sklandžiai dabar gyvenam. Bet žinai, vaikas alergiškas ar ne, galbūt galėtų ne visi atsisakyti to cukraus ar ten to glitimo. Gal vyras galėjo sakyti, ne, aš noriu vis tiek, kad ten kokį šokoladą pasiplėtą suvalgyti. Tai labai fainai, kad visi nusprendėt ir visi padarėt vienu metu ar... Mes kažkaip tai pirmiausia tai reikėjo palaikyti sūnų, kaip tugi nevalgysi šalia atsisėdęs duonos ar bandelės, o jam nesakysi 2,5 metų, kad tu negali. Tai natūraliai tėvai palaiko, o paskui atsirado įpročiai, tarkim išeinam mes į miestą pasivaikščioti, tai nesustosim kruasanų valgyti su kava, nes vienas iš mūsų negali ir taip visai skaudžiai negali. Tai tiesiog, šeimoje man atrodo, kad čia labai normalus dalykas. Ar pastebėjai kažkokius teigiamus pokyčius savo savijautai po šitų sprendimų? Tai pastebėjau, gal ne tiek pastebi, kai tau viskas gerai, kai pastebi, kai būna blogai, Tai jeigu suvalgai, jautiesi blogai dėl to, kad jau esi atpratęs, tai tiek nuo glitimo, tiek nuo cukraus poveikis labai ryškus.
nuo cukraus skauda galva, pykina, jautiesi kaip apsinuodijus, nuo glitimo tai virškinimo problemos. Tai dabar supratom, ką reiškia, kai nebevartojam ir koks tam poveikis. Ką, Lina, gaminsim antrą? Tai dabar gaminsim užkandį. Ir mūsų užkandžiui reikės keletos figų, reikės rukolos, buratos, išlukštentų pistacijų, kanapių sėklų, kad traškėtų, alyvuogių aliejaus ir kreminio balzamiko padažo. Acto, taip. Acto. Gerai. Tai pradedam. Skamba labai įdomiai. Įdomu, kas gausis, bandykim. Būtų gerai, kad jinai būtų pakankamai minkšta, nes mes ją turėsim sutraiškyti. Lina, dar labai man įdomu paklausti tavęs, kokie kiti žingsniai, ką tu darai dėl savo sveikatos. Ar turi dar kažkokių pastovių rutinų dėl savo geresnės savijautos? Na, žinai, su rutinom pakankamai sudėtinga, bet turiu keletą. Tai sakyčiau, kad jau visai taip reguliariai ir tvarkingai vartoju papildus. Maisto papildus. Super. Ir tikrai jaučiu didelį poveikį. Kažkaip anksčiau aš šitoj srityje manau, kad mažai žinių turėjau. Tai reikėjo laiko pasigilinti, atrasti tikrai ko trūksta, kas tinka. Tai magnis visada kartu su manim, D vitaminas, žuvų taukai, geležis, folio Visai rūgštis. nemažai, visai jau nemažai. Nemažai ir iš tikrųjų smagu, kad taip atsitiktinai, bet ir Ekošo papildus aš atradau gal prieš 6 metus. Nu va. Taip, ir tikrai tada net neturėjau suvokimo, kad čia tavo darbas, kad jie atsirado Lietuvoje. Tai tada mes atradom vitaminą D ir aišku, daug atradimų atsiranda per vaikus. Taip. Tai taip ir tuomet atsitiko, kai mano sūnus dar buvo mažas ir mes tą D vitaminą labai sėkmingai naudojam ir naudojam iki šiol. Nu va, kaip smagu. O iš tikrųjų mes prieš 3, manau, metus, ar ne, su Lina dar susitikom, kai pradėjom daryti kartu bendrus renginius, projektus, gal taip galima būtų pavadinti, ar ne, tai labai smagu, kad vienyje mus ir tie bendri tokie darbai, kada vertybės įmonių sutampa, kada darom tos tokius geresniam gal pasauliui kažkiek ar ne projektus, tai labai fainai, labai smagu ir... Taip smagu, kad tiek tos žmogiškosios vertybės, tiek verslo vertybės, ar ne? Taip. Jos pas mus taip sinergijoje gyvena ir apskritai dar, žinai, smagu ir su žmonėm būt, kurie rezonuoja kažkaip ir tiesiog faina bendrauti. Taip. Tai va, tai ne tik papildai, ne tik apie vertybės, kuriomis vadovaujamės, ne, ir verslus, kuriuose esam, bet ir dar žmogiškoji dalis. Aš bandau, aišku, gerti vandenį, tai čia man sunkiau sekasi, kad aš tą vandenį kažkaip reguliariai gerčiau ir turėčiau rutiną. Yra buvę etapų, kai ir rytais gerdavau šiltą vandenį su citrina, tada be citrinos, paskui kurį laiką pamiršti, paskui vėl grįžti, ne, tai čia taip ir su sportu ir su visom kitom rutinam. Bet nešiesi didelę kokią gertuvę į darbą? Nešiausi ir gertuvę turiu ne vieną ir dovanų gavus gertuvę tam, kad gert vandenį. Bet, nu, čia toks dar savikontrolės, man atrodo, klausimas. Ir
Gal labiausiai reikia tai vat, kažkokios tai dienos X, kai nusprendi, kad jau darysi taip ir tada dažniausiai aš nebegrįžtu atgal. Tai dar reikia nuspręsti. Vanduo ir detoksikuoja mūsų organizmą labai stipriai. Tai va tas irgi labai turi įtakos visai tai savijautai. Tai linkiu, kad tikrai gertum tą vandenį, kuo daugiau. Ar tu turi rutinų, kuriom galiu pasidaryti? Jo, labai didelė stiklinė ant darbo stalo, labai didelė. Aš tai noriu turėti gražią stiklinę, man tada padeda. Reikia turėti, tokią, kur skanu gerti, ne iš kiekvieno skanu gerti. Ne iš kiekvieno skanu gerti. Turiu gal tokį dalyką, kad visur turiu gertuvių. Tai mašinai pas mane gertuvė yra darbe gertuvė, nes aš taip matuoju, kiek išgeriu. Žinau, kad vieną prisipildžiau gertuvę, antrą prisipildžiau, arba stikliniam didelėm, kad irgi žinau, kad maždaug kiek išgeriau. O šiaip tai turbūt tas matavimo indas, kad aš matau, kiek išgeriau, man tokia duoda suvokimą. O man turi būti gražus ar vaizdas, kad norėtum gerti ir norėtum papildyti, tai aš turiu darbę irgi